Ponas Kazimierai, gerą dieną. Gerą dieną. Jūs taip anksti sutikti. Pakartosim antrą dublį. Prašom, galima. O kur ponia Erika? Jinai dabar sanatorijoje slaugo savo... Nebus neslaugo, šiandien? nebus. Kaip Jinai neįgalė savo dukrą, su ta dukra privalėjo lydėti ir dabar jinai sanatorijoje. Labai sirgo, pasirgo. A, jinai pastoviai neįgali, tai ten... Ne, pačiūnė. Taip. Nu, jinai sirgo ilgai gan. Ir pati sirgo. Ten covidai visokie vilniai. Jeigu reikės visos. Ankstyvas ar čia iš... Ne, bet abu tiesiog išviliojo. Važiam. Tvarko, tai pirmiausia, jums kaltinimai padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Kaip jūs juos suprantat? Kas čia vyko? Įdomiausia, kad niekaip nesupranta. Na, pavyzdžiui, pagrindinis kaltinimas siekis gerų santykių. Kaip įmanoma tokį kaltinimą suprasti, tiesą sakant, pats nesuprantu. Mums jų niekas neišaiškino. Mano asmeniniai kaltinimai gaunasi neveikimu kažko tai. Prokuroro išdėstyta Kazimieras Juraitis suprato, kad ten Lukašenka tą ir tą. Ar galima kaltinti tuo, kad suprato ar nesuprato, arba Kazimieras Juraitis kažkur tai buvo, arba norėjo būti, bet nebuvo, sutiko būti, bet nebuvo, nu, va tokie kaltinimai. Nu, o švenčioniniai tai pasakė tą, pasakė na, būdama Maskvoje, bet pagrindiniai pasisakymai yra už gerų santykių su kaimynais, na ir valdžios kritika. Be abejo. Aš teisingai suprantu, kad pagrindiniai tie kaltinimai, na, tas padėjimas veikti prieš Lietuvą yra, kad jūs važiavote į Baltarusiją, Rusiją ir ten bendravot su žmonėm, taip? Taip, tiek su valdžia, tiek su žmonėm, referendume buvom naujajam tam, bet įdomus faktai yra tie, kad Kasčiūnas savo irgi laidose minėjo, pats Kasčiūnas, kad jie 2 metus vargo pritaikydami mums naujus įstatymo interpretavimą ir pagrindinis jų galvos skausmas, kaip padaryti, kad jie nebūtų panašus į Putiną. Tai jiems, kaip pavyks, man pačiam labai smalsu pažiūrėti. Tai klausykit, gal jūs ten prišnekėjot kažko, ko nereikia toj Baltarusijai ir Rusijai? Mums atrodo, kad prišnekėjom per mažai dar, kadangi karas vis tiek ant nosies. Jeigu būtume prišnekėję pakankamai, tai karo nebūtų. Taip, kad, manau, per mažai prišnekėjom. O ką jūs ten pasakot? Nes aš mačiau, kad jūs ir daug žurnalistų kalbino tenais vietinių. Ką jūs pasakojat? Daugiau mūsų žurnalistai kalbino, mes jų ir kalbint nelabai. Taip, jūs kalbinot. Taip, mes daugiau komentavom paties Lukašenkos reakciją į mus, nes Aleksandras Lukašenka buvo nustebęs, kad yra normalių žmonių Lietuvoje, kuriuos mes ir atstovavom. Taip. Tai sienų atidarimas, pavyzdžiui, mes dėkojam už sienų atidarimą, ko pasinaudojo didelė dalis Lietuvos visuomenės, virš 300 000, kaip bebūtų, išvažiavo, nekliudamai pažiūrėti tos baisiosios Baltarusijos, nusipirko pigių prekių, pažiūrėjo grožybės ir mums ant sienos, žiūrėdami, ar niekas jų nefilmuoja, labai intensyviai dėkojo. Taip kad geri rezultatai. O teismas dar įdomesnis, nes to proceso kulminacija. Bet sako, kad būtent jūs toj propagandoj visoje dalyvaujat. Sukurti tenais tose šalyse naratyvą, kad Lietuvoje viskas blogai, o pas jos viskas valio. Sutinkat su tuo? Kad propagandai dalyvavom, iš dalies sutinku, nes mes patys ir kuriam propagandą. Mes kuriam propagandą tam kontekste, kad ne visa Lietuva yra tokia kaip Lietuvos valdžia, kad valdžia daro blogai absoliučiai daugumoje, tai be abejo, mes tą pasisakėm, kad ir paskutinis, tarkim, tranzito klausimas, kur yra jungtinėse tautose, pripažino, kad Lietuva neteisėtai darė. Tai mes pirmieji tą viešai ir sakėm. Bet kadangi mes ne valdžia, to sustabdyti negalim. Taip, kad mes ir kuriam tą propagandą, o ne tik ją platinam. Bet iš akivaizdžių faktų, kuriuos pripažįsta net tarptautiniai teismai. Tai žodžiu, teisė už tiesą, ar ne gaunas? Taip, už tiesę, teisingumą, už tiesą, už gerą kaiminystę, už siekį gerų santykių, už tai mus teisė. O jūs pačią bylą matėt, jums davė paskaityti, ką ten surinko prokuratūra? Kaltinamąjį aktą davė, su kuriuo mes susipažinom, 28 tomai. O ten surašyta, ką surado, kokius įrodymus, kuo grindžia? Labai sunku suprasti, netgi logiką suprasti kaltinimų, kadangi absoliuti dauguma bylos, jinai sudaryta iš pokalbių, privačių tokių pokalbių, su vaikais, labai sunku logiką tą suprasti. Tokių absurdiškų pokalbių, netgi ten, ir įsivaizduokit, jie negali dėti vieno sakinio, net sunku suprasti, kuris sakinys. Tarkim, 10 puslapių išrašyta teksto. Ir visokie ten gandai, pletkai, kalbėjimai ir vienas sakinys.
dėl kurio to sakinio deda visus pokalbius. Kiek kainavo, tai 28 tie tomai yra sudėta iš nieko faktiškai. Tarkim, iš tų 10-12 puslapių mes važiuosim į Baltarusiją. Važiuosim. Štai dėl tų šitų sakinių 12 puslapių teksto, pokalbių, kurios visai apie buitinius dalykus, nei tvorą, nei mėtą. Prokuratūra savo pranešime rašė, kad sudėtingą tyrimą atliko. Aišku, kad sudėtinga, nes Žalimo fantazijas sudėtinga įgyvendinti gyvenimą. Gali pasakyti, fantazijos trūks. O kaip tą fantaziją praktiškai pagrįsti, kai nėra nieko konkretaus? Kiek jūs kartu važiavote į tą Rusiją ir Baltarusiją? Rusiją aš nevažiavau, kadangi man uždrausta ten išvykti, jo labiau absurdiškesnis klausimas, kaltinimai ten kažkokie, netgi VSD fantastiškus, jie duoda dokumentus. Dokumentai parašyti, Kazimieras Juraitis važiavo į Rusiją, kai aš tuo metu bitės mokinau, kaip reikia prižiūrėti Lietuvoje. Tai va, dokumentai tokie net buvo. Gerai, Rusijai nebuvo, to Baltarusijai kiek? Oi, irgi per mažai šiek tiek, gal kokį 8 kartus, bet visą laiką galvodavau, kad per mažai. Va, nes ten tiek nearti dirvonai, ten su tais paprastais žmonėm, kaip jie džiaugiasi, galėtume pamatyti normalių žmonių. Mačiau, ten kaip ponus priėmė ir prie stalo, ir šokį, ir visai, jie stengiasi tikrai parodyti, kad jie yra netokie baisūnai, kaip Lietuvos valdžia piešia, o Baltarusijos žmonės buvo patenkinti irgi, kad mes netokie kvaili, kaip Lietuvos valdžia, tokie niokojantys savo valstybę visokiojopai. Taip, kad visapusiškai labai įdomus ir tvarkingi tiek vizitai, tiek ir kulminacija šita byla, nes kitaip, nekreiptų dėmesio ir reikšmės lyg tai nėra, o dabar štai nemokamai reklamuoja, viskas gerai. Kazimierai, už kokius pinigus jūs ten keliavot? Kad tų pinigų, žinokit, bobučių ir dėdukų ten sumesdavo po 10. Iš savų ar kviečiančioji pusė, kaip sako? Ne, niekada. O, tarp kitko, labai įdomus kaltinimas, kad mes priėmėm atlygį. Niekada, jokių pavydalų nepriėmėm, nieks ir nesiūlė, tiesą sakant. Jie irgi nekvaili. Matyt, žino, kad pakištų mus tiesiog, jeigu bandytų duoti, nors mielai priimtume, tiesą sakant, tą atlygį, kadangi mus seneliai visokie vargšai, pensininkai po 10-20 eurų ten sumesdavo, kad tik mes galėtume nuvažiuoti. Taip, kad važiavom už vargšų pinigus. Bet kadangi mes kuklus, miegodavom, pavyzdžiui, už 5 eurus į parą, ten tokia Raiskij Sad yra labai faina sodyba, netoli Minsko, visiems gali apsigyvendinti, Raiskij Sad. Ten yra motelis, toksai ne motelis, bet kaip ten vadinasi, hostelis. Va. Žiūrėkite, Kazimierai, kodėl dabar nustojo tos kelionės? Kiek pasižiūriu jūsų Facebookus, YouTube'us, nesimato, kad dabar. O kaip mes galim keliauti, jeigu mūsų konfiskuota dokumentai? Ai, nebeišleidžiu. Jo sąskaitos. Kaip gausit, važiuosit? Tai be abejo, visos sąskaitos uždarytos, mesgi teroristai, mes pavojingi valstybė, o švenčioninė, tai iš viso, jeigu kas prakteltų pirštais ir visa čia sistema pasikeičia. Matyt, todėl ir atimta viskas, ir pasai, ir sąskaitos uždarytos, bet kaip matot, žydim ir klestim. Tai tvarkoju, tai kaip galvoti, dėl ko vyksta šitas teismas, dėl ko jūs nori nuteisti? Koks tas pagrindinis tikslas? Pagrindinis tikslas yra įbauginti visuomenę, bet jie kvaili. Jeigu technologiškai žiūrint, tai jie kvaili per visą pilvą. Koks dabar blogis, kad Paleckis sėdi kalėjime, kai faktiškai jis apsaugotas nuo nemalonumų. Kurorte sau sėdi, jam ten saugiau negu gatvėse, kur gali ten retas 1 iš 100 ir apspjauti ar faką kokį parodyti. Ten jam saugu, generalgubernatorius laukia savo valdymo valandos. Tai ir jūs gal norėtumėt? Matot, aš sėdėsiu su kriminaliniais, jeigu jie mane išdrįs nuteist, bet įtariu, kad mūsų teisėjas Mindaugas Paulauskas antiek bijo šitos bylos. Stebėkit, kaip jis bandys pats pabėgti nuo šitos bylos. Aš taip įtariu, kad jis muilinsis. Jau net sakėt, tai nebijot atsidurt kalėjime, sakot, su kriminaliniais, ten baisu. O ko, aš ten reportažų, jie manęs laukia nesulaukdami, kadangi tenai yra irgi, nors departamentas stengiasi laikytis tų europinių normų ar ką, bet nėra fizinių galimybių, kameros perpildytos, tai jie mane laukia išskėstom rankom tie, kad tik tai galėtų vėl paviešinti savo bėdas, tengi nekaltų žmonių pilna, kurie sėdi už nieką beveik. Taip, kad nėra ko bijot. Dar žiūrovams priminkit, kodėl šiandien Erikos Švenčionės nėra teisme. Erika Švenčionė dabar sanatorijoje su savo neįgalia dukra, tas buvo senai nuplanuota, gavo kelialapį, todėl išvyko. Kaip jūs vertinat Švenčionį ir Ivanovui kaltinimus dėl pritarimo sovietų nusikaltimams? Apie sausio 13 kalbam. Čia lygiai kaip dabar pritaikė mums Kasčiūno žodžiais mums šitos straipsnius, perdirbo, kad galėtų mus teisti, lygiai sausio 13 padarė
perdirbo įstatymus, kad negalima būtų abejoti pačiu faktu. O juk byla tai nepabaigta. O kodėl nepabaigta? Gal jie bijo to turinio? Todėl apie sausio 13, kas ten per paslaptys? Nu, mes manom, kad anksčiau ar vėliau tas išaiškės galų gale turinys, kas ten šaudė nuo stogų, kaip ten šaudė, nes byla, taigi Jūs gal galite nepadaryta. pasakyti, ką jūs žinot? Aš žinau tiek, kad yra aibė liudininkų, kurie liudijo, kad matė pro jų duris einant ant stogo, jie žino, kad buvo šaudė kažkas tai žmonės, bet tuos liudininkus įbaugino, ką nubaudė teismuose už melagingus liudijimus, jie tikėjo, kad bus teisingumas, jos nubaudė už melagingus liudijimus, nors jie sakė tiesą, jiems atrodo. Taip, kad pakeiskit savo prisiminimus, nes ir jums gali būti taip. Arba pasakokit viską, ką pasakoju, kad jums nebūtų taip, kaip tiem žmonėm. Teisingai suprantu, ir jūs, galvojat, kad savi šaudė į savus, kaip dabar? Ne, aš galvoju, kad gali būti visaip, nes kai nėra bylos išspręstos ir ta byla vilkinama, marudinama, kaip yra įstatymai pritaikomi, kad apie ją tik nebūtų kalbama apie tą bylą, tai gali būti visaip ir visko. Kiek teistumų jūs jau esat turėjęs? Dabar trečias, bet jeigu smulkius galvojat, aš nežinau, kuriuos net skaičiuot. Bet šituo teistumu aš didžiuosiuosi. Kodėl? Nu, todėl, kad, kaip pasakė senas kovotojas už Lietuvą Žilvinas Razminas, sėdėti už Lietuvą yra garbė ir laimė. Tai aš to ir laikausi principo. Panašu, kad tiek. Ačiū Jums. Prašau. Ačiū. Prašau. Nu, dūmėm pastatė įsėję jau. Viskas gerai, viskas gerai. Anksti atvykot, žodžiu. Ai, gerai, labai. Betabūgi išmonijo. O įkūrėt naujas organizacijas, kai tą tarptautinį kaiminystės forumą teismas. Mes dabar Nes intensyviai. jau sakėt, kad įkūrinėsit, prikursit. Jo, mes dabar ir kūrėm, intensyviai važinėjom, tarp kitko. Bet juridiškai dar nėra. Ne, juridiškai dar nėra, nu, patys ir negalim atidaryti, bet mes kaiminėse šalyse ruošiam pagrindus intensyviai. Nes nurimt neįmanoma. Nenurimsit. Ne. Nu, mes vis dar sutiksim prie salės. Taip, gerai. Gerai, padarysim prie salės vaizdą. Gerai. Nerijau, laukiam Jūsų. Taip, skubula. Labą dieną. Sveiki. Prašau, kad įskirtam ponas. O ką Jūs ten prišnekėtas? Kaip suprantu, tos laidos jau internete, bent jau nemas. Sveikas. Labas. Знакомое лицо. Ne, aš noriu irgi nufilmuoti, ką Prašau, aš galiu tau padėti prikalaikyti šitą reikalą. Aš čia pakabinsiu. Aš mačiau tave ten filmavo, aš netrukdžiau tau šitą reikalą daryti. Man atrodo taip, jau? Gerai. Taip, tai ką Jūs ten prikalbėjot su ponia Erika Švenčionė? Aš manau, kad šiandien, ar kada bus tas prasidės teismas, mes paprašysim, kad būtų mums visiems parodyta šitą video ir šitas įrašas, kad mes turėtumėm faktūrą, ką mes šnekėjom. Praėjo metai, aš nesu kompiuteris su fleška, galvoju, kad matyti, ką aš atsimint kiekvieną žodį. O kaip mums parodys, užduos klausimą, mes atsakysim konkrečiai pagal tą, reiškia, siužetą, kuris bus rodytas, į ką aš šnekėjau. Tai Jūs dabar nepamenat, ką sakėt tada, ar ne? Aš pamenu aplamai, bet mes esam ne, atsiprašau, mes esam ne byloj, kur lavonas guli, ar žmogus nuskriaustas, ar kažkas tai kitaip. Mes dalyvavom byloj, kur yra žodis, už žodį, ir už sampratavimą, ir už nagrinėjimą, už semantiką, už jų, reiškia, tų žodžių, kaip sakant, turinį. O šitoj platmėj, metafiziniai, man atrodo, labai sunkiai yra rasti tą, kas yra rusiškai šnekant istina. Užtat, kad lietuvų kalboje tokio žodžio nėra. Yra tiesa, o istina neturi alternatyvos. Tiesa yra melas, o istina neturi alternatyvos. Tai vat mes einam aš kaip rusas suprantu šitą semantiką. Aš einu iš to žodžio istina. Aš nekėjau tik tai, kas yra istina. Ir norėjau pasiekti tą istiną, kuri buvo surišta su tais įvykiais. Ir aš niekad ėjau iš šoną, niekad nemelavau.
Aš galiu pasakyti, kad yra neištarta daug kas. Ką neištarta? Bus byla, aš pasakysiu. Kaip pagal mane teisėjas paklaus. Dabar aš nenoriu sakyti prieš viešą užtat, kad žodis bus interpretuotas taip, kaip jūs norite. Aš noriu sakyti, kada žodis bus fiksuotas juridiškai. Bet matot, visuomeniai galėtumėt paaiškinti, koks jūsų tas požiūris į sausio 13. Aš paaiškinau sausio 13 savo požiūrį per pirmą teismą, kuris baigėsi 94 metais, kur aš gavau 3 metus su pusė, paskui man buvo amnestija pusę metų nuima. Antrą kartą mane teisė už knygą 27 metais, kai aš turėjau atsakyti už knygą Litovskoje tyrimą, kur aprašiau visus įvykius, kurie čia buvo surišti su perestroika, su savo irgi. Aš atsakiau, man tada davė metus ir aš buvau, reiškia, Jėzaus Kristo kape, 2 metrai ilgio, 80 cm pločio. Čia toks yra išmatavimas to. Ir aš ten pusę metų prasidėjau. Buvo sunku. Išėjau labai sergančių žmogų. Man širdis pradėjo jau ne taip veikti po šito. Čia buvo toks, kaip čia pasakyti. Pasidėkit jūs, tokiai skyliai, kaip sakant. Aš įsivaizdavau, kad aš esu vienuolis himnikas ir dirbau savo filosofinį darbą. Aš suimu filosofiją, istoriją, aš mokytas žmogus, baigiau doktorantūrą, pas mane yra 4 de jure de facto Lietuvos tarpukario istorija, tautinės valstybės, etnopolitinės valstybės formavimas 1918-1941 metai, 4 tomai, 2,5 tūkstančių archyvinių dokumentų yra išnaudota. Smetonos laikų, reiškia, žvalgybos archyvas, užsienio reikalų ministerijos žvalgybos, kariuomenės žvalgybos, reiškia, kariuomenės archyvas. Viskas šitai žiūrėsiu, aš, kaip sakant, aš baigiau Varšuvos universitetą. O Varšuvos universitetą, kaip jūs turite žinoti, čia truputį ne taip, kaip tada mokė čia Tarybų sąjungai. Aš faktiškai esu pagal izuitų metodiką išmokytas žmogus, kuris žino, kaip naudotis faktais, kaip juos nagrinėti, ką galima, ką negalima. Izuitai buvo labai protingi žmonės. Padėkite, aš turiu tą patį metodiką. Jūs nepakeitėt savo požiūrio ir nuomonės į sausio 13. O kodėl aš turiu pakeisti savo nuomonę ir požiūrį, jeigu aš visų pirma daug ką nežinau ir jūs nežinot. Ir žinau, ką ir jūs, nieks nežino. Aš žinau. Vienas dalykas yra esminis. Jūs turite šitą žinoti kaip žurnalistas ir visuomenė turi žinoti. Esminis dalykas kiekvienoj byloj, kur yra lavonas gulintis, yra traseologinė ekspertizė, kuriai vietai žmogus gulėjo, iš kur galėjo ateiti tas smūgis, ar ta kulka, ar dar kažkas, tai ką jį sužlugdė ir paguldė ir jis mirė. Nėra traseologinių. Ir antras dalykas, kurie yra fiksuojamas šitoj traseologiniai ekspertizai. Kas guli? Jonaitis, Petraitis, Ivanovas, Petrovas ar dar koks Šatskis. Mes nežinom. Nėra tų dokumentų toj byloj sausio įvykių. Aš nežinau, kaip iš vis galima sakyti, kad užmušė tarybinis kareivis kažko tai, jeigu mes nežinom pavardę šito kareivį ir to žmogaus, kurį iššovė ar kažką tai jau padarė. Aš nežinau. Jūs gal žinot, pasakykit man. Aš nežinau. O tokių juridinių, kaip sakant, neliapsis, o čia yra kažkokia tai makleva. Aš nesuprantu, kame čia reikalas. Kiekvienas juristas žino, patikėkit manim, čia yra esmė. Kiekviena juridinio, reiškia, tyrimo žmogžudystės, to labiau ir taip toliau. Net apiplėšimą, jeigu nori. Tai kaip jums atrodo, kodėl jūs dabar teisė? Dėl to, kad aš turiu kitą nuomonę. Dėl to, kad aš kitaip sampratauju. Už mano sampratavimą. O čia jau yra pažeidimas Lietuvos konstitucijos antro, reiškia, skyriaus. 18, reiškia, straipsnio visuotinis, reiškia, žmogaus teisių, reiškia, deklaracijos 48 metų suvienyti nacionalinės, Europos konvencijos 10 straipsnį, kuri leidžia man turėti savo nuomonę ir su ją naudoti ir taip toliau skleisti. Jeigu jin neveikia kažkaip taip piktai kitam žmogui atžvilgiu, bet aš nesupratau, ko mano ieškojimai sužinoti, kas konkrečiai užmušė Šimulionį, Gerbutavičių, kas buvo su Asanavičiūtė. Ir mane už tą baudžia, kad aš priejau prie šito.
Aš šitą nesuprantu, kažkas tai čia negerai su jurisprudencija. Vat apie ką aš noriu pasakyti. Ar ne? Pone Ivanovai, jums grėsia ir deportacija, ar jau turit kur Rusijoje gyventi? Aš gavau iš migracijos tarnybos departamento 13 sausio, žiūrėkit kokią dieną. Nors išrašyta, kaip aš pamačiau, lapkričio mėnesį dar buvo. 7 dieną, o kas lapkričio 7, mums, jūs gal kaip žmogus išsilavinęs žinot, kokia data yra lapkričio 7 diena. Tarybų sąjungoje buvo. Tarybų, ne? Priminkite. Spalio revoliucija. Nu, apie tą aš noriu. Tai va tada buvo priimti. Nu, masonai mėgsta tokius simbolinius veiksmus. Jie turi visada daryti kažką tai pagal kažkokį tai tikslą simbolį. Aš žinau. Turėsit kur gyventi, jeigu išvarys iš Lietuvos. Neišvarys, kaip sakant, deportuos. Nu, taip. Išvaro banditai iš kažkur tai. Aš ne banditas. Tai turėsit kur prisiglausti. Man atrodo, pasaulis yra didelis ir aš gal nebūsiu, kaip sakant, išmeštas į kokią tai vietą nereikalingą. Bet ateiti į Rusiją planuojat ar kitoje Europos šalyje? Nu, čia atleiskit, gal daeisime kito. Aš kol kas nieko neplanuoju, dar bus teismas. Paduotas yra mano, reiškia, šitai, kad teistis dėl šitos. O paskui žiūrėsim, paskui dėl čia šitą bylą žiūrėsim, kaip baigsis. Daug čia bus dalykų, patikėkit manim. Čia nėra tokie tiesiniai tokie veiklai, čia yra tokie veiklai, netiesiniai. Turėkite omeny. Kviečia. Palauks, niekur nedės, be mūsų vis tiek nepradės. Aš žinau. Kur čia teisėmėjai sėda? Jūsų operos advokatai yra bylauta daryti. Tai yra? Nepadėlė. Nagrinėti teismą ir laukia atsakymą. Vakar. Vakar aš išsiunčiau, reiškia, skundą į teismą atitinkamą, reiškia, ir laukiu dabar, kada bus priimtas, reiškia, kodėl aš pavėlau. Man 13, kai man buvo pateiktas, reiškia, tas sprendimas 13 sausio, mes šiandien 24, reiškia, vakar pramušime 10 dienų, pagal 2 savo, reiškia, 14 nubėgė, aš galiu apskūsti, kai mane
Aš kaunietis, aš vietinis, mane ten labai išdirbo, aš buvau mėlynas, mama atvažiavo vyriausia, mane jau norėjo nebemanyti, aš turėjau negrįžti. Kaip dabar visuomenės organizacijos prieš Negalima posėdžio. O 118 straipsnio pirmoji daly padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą kaltina Juraitis ir Švenčionė. O kokie tie veiksmai, kaip padėjo veikti prieš Lietuvą? Dar viskas prieš akis, procesas visas vyks, teisme bus nagrinėjama ir prieš posėdį nekomentuosiu. Bet ar tik tai važiavimas ir dalyvavimas propagandinėse laidose ar daugiau kažkas? Nekomentuosiu tų dalykų, bylos nagrinėjimas dar neprasidėjo. Prokurorė, kaip vertina tai, kad viena iš kaltinamųjų nepasirodė šiandien? Tai viskas normaliai, žmonės serga, žmonės ne visą laiką gali atvykti. Gerai, viso gero. Priminkit vardą. Redas Lietuvas. Ačiū. Dėl pareikšto kaltinimo pagrindinė priežastis ir ką jis aiškino. Ir šiandien televizija įsiaiškino, kad už mintis, už savo nuomonę jisai negali būti baudžiamas. Tai vienas aspektas. Antras aspektas yra susijęs su tuo, kad jisai iš esmės teigia apie tai, ko jisai negali paaiškinti. Tai, kad jisai neinformuotas apie tai, kokios aplinkybėmis vyko tam tikrai įvykiai, tai yra jisai išsako abejonės. Taigi, už išsakytas abejonės, bet kokiam formate, ar tai rašytiniam, ar tai žodiniam, iš esmės kaltinimai negalimi apskritai. Tai iš esmės yra konstitucijos pažeidimai ir tarptautinių konvencijų. Žmogus turi teisę turėti savo nuomonę dėl vieno ar kito. Kaltinimai iš esmės yra kalbama apie šiurkštų požiūrį į tam tikrus įvykius, į aukas ir panašiai. Tai yra netiesa. Jisai gerbė kiekvieną auką sausio 13-osios, bet jisai užduoda klausimus, į kuriuos jo nuomonė tyrimo metu, kai jisai buvo savo laiku kaltinamas 99 metais, tyrimas ir teismai taip ir neatsakė. Tai va, tomis abejonėmis ir jisai pasidalijo toje laidoje. Trečias aspektas, su kuriuo nesutinka kaltinamasis, su tuo, kad jį prokurorai štai šitame kaltinime sieja su organizacija, kurios nei siekiams, nei veiklai jisai neišsakė pritarimo ir kurios veikloje apskritai jisai nedalyvavo. Tai iš esmės prokurorai netiesiogiai bando susijęti su organizacijos veikla, prie kurios apskritai jokios veiklos nedarė. Tai, kad jisai buvo pakviestas į televizijos laidą išsakyti savo požiūrį ir išsakyti savo abejonės, nėra pagrindas sieti su kažkokia tai antivalstybinė veikla. Tai va, tai yra iš esmės visiškai neteisingas požiūris prokurorų, tai, kad siejama su šitą organizaciją. Šitos dvi bylos turėtų būti atskirtos. Vienas nusikaltimas, vienas epizodas, kurio kaltinamas Ivanovas, tai yra atskira visiškai byla nuo to kaltinimo, kuris yra pareikštas Juraičiui ir Švenčioniui. Priminkit vardą pavardę. Advokatas Ričardas Burda. Ačiū Jums. Jo, ačiū. Iki. Sveiki visi, ką tik tai iš teismo posėdžio, kur baudžiamųjų byloje numeris toks ir toks, nepamenu, bandoma teisti Erikas Švenčionė, Kazimieras Juraitis ir Valerijus Ivanovas. Ir pagrindinis straipsnis už veikimą, padėjimas kitom valstybėm veikti prieš Lietuvą.
Tai šitas posėdis atidedamas dėl Eriko Švenčionio, nes jis netvyko dėl tam tikrų priežasčių. Va, numatyta posėdžių datos visos kitos, 3 posėdžiai vasario mėnesį, sekantis posėdis tiesa vasario 26, dar 3 posėdžiai kovo mėnesį, dar 2 posėdžiai balandžio mėnesį ir paskutinis gegužės 8, kaip pergalės dienai, paskutiniai dienai karo, kur pagal planą mes turėtume būti nuteisti. Bet čia ne tik informacija, čia mus palaikyti, pasidomėti bylą, sutikom Dainių Petkų. Ir pasirodo Mindaugas Povilanskas, tu turėjai reikalų su Mindaugu Povilansku, mes tai ir pakalbinsim. Dainiau, ką tu gali papasakot, kokia tavo patirtis su Mindaugu Povilansku? Mano patirtis su visais Lietuvos teismais, pradedant Vilniaus rajono teismų, šiuo apygardos teismų ir po to ten visokie kasaciniai, apeliaciniai iki aukščiausiojo imtinai, jie visi sudalyvavo užsakomajam iki teisminiam tyrime, kaip sakyt, mano sudorojime. Iki teisminio tyrimo numeris 10109728717. Kada tas buvo? Čia buvo 17 metai, dėl to paskutinis skaičius 17. Mane darbo metu iš statybų iškvietė tyrėjas Kazlauskas. Aš atsiprašiau, atvykau, mane suėmė tenai pačioj policijoje dirbantį ir po poros savaičių Lukiškių kameroje per duris man įkišo šito teismo sprendimą, kad bedarbis, 3 vaikų tėvas, socialiniais ryšiais su jais nesusaistytais, 15 metų atidirbęs užsienyje, turi ten ryšių, gali slapstytis, dėl to geriausia vieta jam kalėjimas. Tai vat Mindaugas Povilanskas, visą šitą absurdą matydamas, net nenorėdamas to matytis, susipažindamas su byla, tą turėjo pamatyti. Ir jisai pratęsė mano suėmimą. Dėl to visi šitie teismai, jie skelbtini ir mano paskelbti nekompetentingais ir šališkais, tuo pačiu ir tokie patys teisėjai. Jeigu šitas teisėjas mano teisimo ir neteisėto kalinimo metu buvo Vilniaus rajono pirmininkės pavaduotojas, o dabar apygardos teismo pirmininko pavaduotojų tapo, tai karjeros laiptais sąžiningai teisėjai nekyla. Šitą aš irgi žinau, kaip 20 metų pragyvenęs santuokoje su teismo darbuotoja. Tai kitaip tariant šuoliuoja karjeros laiptais, bet biškai nesupratom absurdiškumas tavo to suėmimo, kame logikos nebuvimas teisinės. Tame, kad mane suėmė darbo metu, pakvietė pagal šaukimą apklausai, aš atsiprašiau nuo darbo, su darbo rūbais atvažiavau, kaip su darbdaviu susitariau, kad į apklausą ten 11 valandai, tuo pačiu ir papietausiu, ir po pietų ten padirbsim. Ir nuo to laiko aš daugiau laisvės nemačiau. Mane suėmė tenai kabinete, kaip nedirbantį, aš su darbo rūbais, traktorius ant gatvės stovi pastatytas, aš su technika atvažiavau, nes man arti buvo. Tai va čia to absurdo pradžia, o faktų to absurdiškumo, ten tarkim, reikia mane palaikyti kalėjime ilgiau negu 6 mėnesius, nes tai yra maksimalus terminas, kurį numato baudžiamojo proceso kodeksas. Tai prokurorė per savaitę iš 2 tomų padaro 6, ta prasme, print screenai, ekrano nuotraukos, Facebook'o. Susega į knygą, susiūna, kad prokuratūra padeda ant stalo teisėjui ir teisėjas už galvos susiėmė, sako, čia Karšulis tas, kur girtas 4 mašinas po to sudaužė, nešė moterį ten sužeidė, dabar jau nebe teisėjas. Šitas nagrinėja cirkininkas ir galimai kitas kas antrą posėdį. Ta prasme, tų absurdų tikrai mano byloje apstu, tai aš iki aukščiausio teismo dėjęs teisinėmis priemonėmis gavau atsakymą, kad tai siozakam. Ir Lietuvoje mano tos visos kelionės baigėsi. Tada aš pradėjau domėtis, kodėl jie taip galėjo su manim elgtis ir tada atsakymą. Koks tas atsakymas? Tas atsakymas, kad aš
dėl savo teisinio neišprusimo, nes aš dirbau vairuotojui, rūpinausi šeima ir panašiai, ten, kad būtų kur gyventi, namas, tačiau neturėjau nei polinkio, nei būtinybės domėtis teisinėmis žiniomis ir net nesuvokiau žodžio asmuo reikšmės. Kada pradėjau gilintis į tai, tada man atsidarė, kaip sakyti, akis. Tai gerai, o tai kaip tu įvertintum teisinius veiksmus, va šito va, teisėjo Mindaugo Pavlansko tada, ar nekompetencija, ar klastojimas, nu kas, ar piknaudžiavimas, ar nesuprat, nu kas? Nu, jeigu mato, kad prieš jį iš kalėjimo atvežtas žmogus su darbiniais rūbais, su geltonos, su tai iš darbo. Jo, su kerstais batais, man gerų, niekas nedavė, 9 mėnesius su tą specovkę ir atsidėjau, su kuria mane iš darbo ir paėmė. Tai matydamas mane tokį teisme, dokumentuose matydamas, kad buvau iškviestas pagal šaukimą, suimtas kabinete, 2 mentai pasislėpė už spintos, kai aš užeidinėjau, tik tai tyrėjas matėsi, o už spintos 2 mentai jau konvojų stovi, užlaužė rankas, mane ištempė. Ir viskas, ir nuo to laiko aš, daugiau laisvės nebemačiau. Nu tai kas tada šitas teisėjas? Klastotojas, neapdairus, nekompetentingas, nu kaip įvertinti galima teisiškai? Ta prasme, yra garsaus žmogaus toks pasakymas, Kamiu, Aleksandras Berods, Kamiu. Su neteisybė arba kovojama, arba bendradarbiaujama. Nėra kitų variantų. Gerai, ačiū tau. Geros kloties mums visiems. Ir jums dabar.